Diana Statkevičiūtė, Sveikatingumo centro Nikomet įkūrėja. Centrui jau 4 metai. Centro įkūrimo tikslas buvo pagelbėti žmonėms, kurie turi neurologinės ligas, tokias kaip išsėtinė sklerozė, insultas, cerebrinis paralyžius. Pradžia to centro buvo kinesiforo aparatas, kuris yra robotizuotas treniruoklis atstatyti pažeistą eiseną. Toliau centras kūrėsi pridėdamas kitas inovatyves su biogrįžtamuoju ryšiu pagristas priemonės. Neuroreabilitacinės paslaugas teikiantis sveikatinimo centras Nikomet bendradarbiauja su išsėtinės sklerozės draugija Feniksai. Įvairių projektų dėka sergantieji išsėtinę sklerozę Nikomet centre mankštinasi nemokamai. Apskritai, sergant išsėtinę sklerozę yra labai svarbu judėjimas, kadangi svarbu gerinti ir koordinaciją, ir stiprinti raumenis. Sergant šią ligą sutrinka signalas, tai yra iš smegenų, nepatenka tinkamas signalas į raumenis, todėl labai svarbu atstatyti tą signalą. Tai fizinių pratimų metu mes atstatom tą signalą. Pradedam mes nuo kineziterapinės mankštos, kurios metu lavinam ir pusiausvyrą, koordinaciją, stiprinam viršutinės ir apatinių galūnių raumenis, o vėliau mes perinam prie mūsų inovatyvios įrangos. Mūsų centro tai yra neuroformos. Neuroforma yra pagrįsta kognityvinių funkcijų lavinimu. Taip pat turime kinesiforo aparatą, kuris gerina eiseną. Kinesiforo aparato pagalba mes atstatome eiseną, tai yra siunčiam naujus signalus į pažeistas galvos smegenų vietas ir taip atsiranda nauji ryšiai. Sergant išsėtinę sklerozę yra įvairių simptomų, tai ne tik eisenos sutrikimas, dažnai būna ir kognityvinių funkcijų suprastėjimas, tai neuroformos aparatas, jisai treniruoja ir motorinius mūsų įgūdžius, ir kognityvinės funkcijas. Reabilitaciniai pratimai, jie žmonės įtraukia per žaidimus. Netaip nuvargina, nėra nuobodu ir tiesiog žmonėms suteikia džiaugsmą. Ir tuo pačiu besitreniruojantis gauna ir didžiulę naudą. Su Feniksais mus sieja jau gana sena draugystė, tikrai labai džiaugiuosi, nes dalis žmonių, Fenikso draugijos narių, pas mus lankosi jau ne pirmus metus. Ir iš tiesų labai norėčiau pakviesti ir kitus žmonės ateiti. Kineziterapinės mankštos, išbandyti visas kitas įrangas, ką galima čia gauti. Galima gauti didžiulę naudą savo organizmui, kas yra labai svarbu – judėti ir palaikyti, pastoviai palaikyti savo stiprią fizinę būklę. Taip kad sportuokite, ateikite čia kartu smagiai praleisti laiką.